Senatvė – tai liga, kodėl žmogus sensta. Senėjimas – tai pati gamta. Tai yra viskas, kada nors gimsta, gyvena ir miršta. Viskas, kas liečia gyvą materiją. Ir augalai, ir gyvūnai, ir žmonės, ir mikrobai. Tas viskas vieninga, viskas gyva. O gyva tai, kur vyksta baltymų sintezė. Kai kurie sako, kad žmogus turi gyventi iki 110-120 metų. Bet dėl įvairių visiškai skirtingų priežasčių jis iki tokio amžiaus nepragyvena. Ar teisingai suprantu, kad jūs nesutinkat su šia nuomonė? Maksimali žmogaus gyvenimo trukmė apie 110-120 metų. Bet realiai aš manau 95-100 metų. Tai yra, kad iki šio amžiaus žmogus galėtų gyventi geroj būklei, nebūdamas našta nei aplinkiniams, nei savo. O kokios senėjimo procesos sudedamosios dalys? Kas įveikia? Gal aplinka, gal gyvenimo būdas, gal genetika ar dar kažkas? Kokios šio proceso sudedamosios dalys? Paaiškinkite, pirmiausia, tai genetika. Nuo genetikos daug kas priklauso, bet ne viskas. Viso apie 30%. Toliau tai aplinka, ekologija ir taip toliau. Toliau gyvenimo būdas. Tai labai svarbu, tai mityba, kaip žmogus apskritai gyvena, kaip laikosi bioritmų. Fizinė kultūra tai yra faktorių suma, kuri veikia gyvą organizmą. Todėl suprantama, kad jeigu mes gyvename blogomis sąlygomis, pavyzdžiui, kur žemos temperatūros, užterštas oras ar užterštas vanduo, nekokybiškas maistas, visa tai kartu pažeidžia ir stabdo genų funkcionavimą. Pats svarbiausias gerontologijos uždavinys tai aktyvaus ilgamžiškumo prailginimas, tai yra periodo, kai žmogus ne tik pas save tarnauja, bet dar yra naudingas visuomeniai. Kaip tik bioritmų laikymasis yra svarbiausias ilgamžiškumo faktorius. Visi ilgamžiai kaip taisyklė anksti gulasi ir anksti keliasi. Kodėl tai taip svarbu? Reikalas tame, kad naktį pas mus mažoj liaukoj epifizijai, kuri randasi smegenų centre, gaminasi melatoninas. Melatoninas reguliuoja visą endokrininę sistemą. Melatonino gamybos pikas yra nuo 12 iki 3 valandos ryto. Ir jeigu žmogus su laiku nemiega, pažeidžiama melatonino gamyba. Ir atitinkamai pažeidžiamas vienų ar kitų endokrininės sistemos vidinės sekrecijos organų. Apskritai Sankt Peterburgas kaip vieta gyvenimui. Kiek palanki, nes mes dažnai girdim, kad tai miestas ant balos, kuriame ir gyvent buvo neįmanoma, o mes čia gyvename. Kiek komfortabilus Sankt Peterburgas gerontologo požiūriu? Juk žinote, Sankt Peterburgas kilo čia, kai buvo gyvenvietės. Čia gyveno ir švedai, ir suomiai, ir nieko tokio. Tai yra kaip ir visur, suprantate, juk nebuvo taip, kad čia buvo dykuma, tundra ir atsirado miestas. Suprantama, kad gyvenimo sąlygos kur nors Ispanijoje ar Italijoje, aišku, geresnis nei Rusijoje, bet tai likimas, kad mums čia gyventi. Aš juk sakiau, kad daugiau nei 20 000 žmonių 90 metų ir vyresni. 200 žmonių pragyveno iki 100 metų. Be kalbų klimatas turi reikšmę, bet nesvarbiausia. Gerai, palikime šaune visus visuomenės klausimus, žmogaus elgesio klausimus. Yra genetika. Jūs sakote, kad 30% žmogaus gyvenimui ilgamžiškumo tai genetika. Genetiką galima įtakoti. Aš žinau, kad pas jūs yra visiškai unikali metodika, neturinti analogų pasaulyje. Kokiu būdu jūs prailginat žmonių gyvenimą? Mes sukūrėme eilę preparatų. Kas tai per preparatai? Su senėjimu vyksta baltymų sintezės sumažėjimas įvairiuose organuose ir audiniuose, tai aišku. Prastėja funkcijos, sensta organizmas, sunkiau vaikščioti, viskas skauda ir taip toliau. Mes žinome, kad pas jaunus gyvūnus yra geri organai,
endokrininiai, imuniniai organai. Ir kilo idėja, o kas jeigu išskirti iš šių organų, verčelių, jaunų gyvūnų medžiagas ir įvedinėti jas žmonėms arba gyvūnams, kurie sensta. Gal pavyks pristabdyti senėjimo procesą? Paaiškinkit smulkiau, kaip tai veikia. Mes išskyrėme iš 30 pagrindinių organų audinių medžiagas, su kuriomis surištas pagrindinis baltymo sintezės veiklos aktyvumas. Pasirodė, kad tai yra maži baltymai, peptidai. Mes sudaryti iš baltymų riebalų angliavandenių, o maži baltymai vadinasi peptidai. Jie sudaryti iš aminų rūgščių. Aminų rūgštis tai plyteliai gyvasties, tai negyva materija. Jis sintezuojasi. Tai cheminė medžiaga susidedanti iš deguonies, anglies ir vandenilio ir kitų. O kelios aminų rūgštys, kai jos susijungia, 1, 2, 3, kai tik 2 aminų rūgštys susijungia, atsirado informacija, jį vadinama peptidiniu ryšiu. Pasaulyje iš viso 2 informacinės molekulės, tai DNR, tai matrica, tai negyva molekulė ir peptidas. Tai 2 molekulės nešančios informaciją, kai tik peptidas kertasi su kokiu nors DNR gabalėliu, tai yra su genu, prasideda baltymo sintezė. Būtent peptido ir DNR susijungimas duoda signalą specifinio baltymo sintezei. Pas mūsų organizme yra keli šimtai tūkstančių baltymų, 25 tūkstančiai genų. Taigi, peptidų vaidmuo – baltymo sintezės įjungimas. Kaip raktas spynai, be to kiekvienas peptidas labai tiksliai tinka savo genui. Ten specialus sujungimas. Mes tai padarėm, parodėm, sakyčiau, kad evoliucinis peptido vaidmuo tai genų aktyvumo reguliavimas. O kai buvo sukurta ši metodika, jūs man iki laidos įrašymo sakėte apie tai, kad vaistus akies tinklainės atstatymą jūs kūrėte dar sovietų laikais ir dabar mūsų laikais tai tiesiog nesigautų. Taip, Tarybų Sąjungoje tuo pasipriešinimo laiku buvo kuriami įvairūs ginklai. Ir jų tarpe buvo kuriamas lazerinis ginklas, kuris tobulinas ir dabar. Kame jo vertė? Jeigu lazerinio ginklo šviesos blyksnis patenka į akį, jis suardo tinklainę ir vaistų nėra. 0. Todėl mes karo medicinos akademijoje pradėjome kurti preparatą iš veršelių akių tinklainės su tikslu nors kažkiek neutralizuoti lazerinio ginklo spindulio poveikį arba atstatyti po pakenkimo. Mes kreipėmės į mėsos kombinatą. Tuo laiku tai buvo medicininių preparatų gamykla. Kreipėmės į Leningrado mėsos kombinatą ir buvo surinkta 100 tūkstančių akių. Iš jų buvo įskiriama tinklainė ir jau po to iš ten buvo ekstrahuojamos įskiriamos medžiagos. Mes suprantame, kad tinklainė nėra vien iš tinklainės, joje yra ir nervų, ir kraujagyslių elementų ir taip toliau. Todėl mes savo laiku sukūrėme preparatus ir iš kraujagyslių, ir iš smegenų. Ir kompleksinė šių preparatų vartojimas yra pažeista tinklainė, duoda fenomenalų rezultatą. Žmonės pradeda matyti, taip, mes vieninteliai pasaulyje, nei Amerikoje, nei Europoje, nei Azijoje, niekur. Galime atstatyti tinklainės funkciją. Kieno sąskaita? Reikalas tame, kad visi mūsų organai ir audiniai turi atsarginės ląsteles arba kamienines, arba polipotentinės, arba miegančias, vadinkit kaip norit. Principe, jas galima pažadinti, aktyvuoti. Peptidai ir aktyvuoja. Būtent šias rezervinės ląsteles, kurias turi kiekvienas žmogus, mes su jumis taip pat. Būtent šių ląstelių aktyvavimas ir priveda prie atsistatymo, atsiradimo naujų diferencijuotų ląstelių. Turbūt prisimenate iš vadovėlių iš mokyklos laikų biologijos, šios ląstelės atsistato. Veikiamos diferencijuojasi ir žmogus pradeda matyti. Visiškai neseniai pas mus gydėsi Turkijos Gazpromo prezidentas, kuris turėjo susirgimą pigmentinį eretinitą. Tai toks susirgimas, kada tinklainės ląstelės išsigimsta ir apmiršta.
Ir prognozė – aklumas. Parašyta visuose vadovėliuose. Jis pas mus kreipėsi po 20 metų pastangų kažkur pasaulyje gauti gydymą. JAV, Europoje ir visur. Efektas buvo nulinis ir visą laiką vyko tik blogėjimas. O jis per kiek išgydyti? Pas jį buvo likę tik 5 procentai regėjimo. Kada jis pas mus atvyko, manęs jo tėvas paklausė, o kokios garantijos tikimybė, kad jam taps geriau? Aš pasakiau, ne 100 procentų, o 101. Jis ilgai juokėsi. O kodėl? Pas mus patirtis daugiau nei 3000 pacientų. Ir visuose šituose atvejuose mes gavome teigiamą efektą. Todėl mes turim pagrindą, o ne šiaip nepagrįstą pareiškimą. Jis pas mus gydėsi 10 dienų, buvo daromi tyrimai iki gydymo. Po to ėjo visas kompleksinis gydymas su 6 preparatais ir po to pakartojo tyrimus. Ir per 2 savaitės jo regėjimas pagerėjo 2 kartus. Jau per 2 savaitės. O 20 metų jam tik blogėjo. Praėjo 4 mėnesiai, jis atvyko pakartotinai. Praėjo 2 kursą, regėjimas pagerėjo dar 2 kartų. Reikalas tame, kad iškart pagerinti 100 procentų neįmanoma. Ląstelių branda tinklainė lėta ir mes galim tik paskutinį sluoksnį dalį šių ląstelių, kurios subrendo, pastumėti tolyn. Turim pavyzdį. Australijos banko prezidentas gydosi jau 5 metus. Jis atvyko pas mus beveik aklas, su lydinčiu jį asmeniu. Dabar jis skraido pas, jis sako, daktare, aš matau rodyklės ant laikrodžio. Tai buvo fantastika. Ir pas jį su kiekvienu kartu regėjimas gerėja, gerėja ir gerėja. Ląstelio aktyvumas vis naujų ir naujų. Dabar jo regėjimas jau siekia apatinę normos ribą. Paklausykite, negaliu neužduoti šio klausimo. Pasakykite man, o paprastas eilinis žmogus gali sau leisti pas jūs gydytis? Ar tai tik Turkijos Gazpromo prezidentui ar Australijos banko prezidentui tai prieinama? Aišku, kad ne, pas mus gydosi didžiulis kiekis žmonių. Rusijos, sovietinių piliečių, mano mama. Jai suėjo 90 metų, tiesa, pas ją buvo tinklainis pažeidimas, ji buvo mano pirmoji pacientė. Kai tik preparatas pasirodė, dar nebuvo jokių leidimų. Aš jai įvedinėjau preparatą, tai buvo prieš 35 metus. Dabar jai 90 metų ir ji gerai viską mato. Diabetas, tinklainiais pažeidimas, kiek tai kainuoja, tai viskas prieinama. Prieinama visiems žmonėms. Kitas reikalas, aišku, kalbant apie visus preparatus, tai daug brangiau. Bet net kažkokia dalis preparatų tai įmanoma. Ir pas mus yra net biologiškai aktyvus papildas iš akių tinklainis, kuris prieinamas ir bet kuriam pensininkui. Tai yra skirtingų lygių gydymas. Na kaip, juk yra Žiguliai, Mercedesai, Bentley, Rolls Royce'ai. Juk visi važiuoja tik skirtingą važiavimo kokybė. Taip pat yra skirtingos kokybės gydymas. Yra paprasčiau ir stipriau ir taip toliau. Na gerai, jūs sakot, kad yra skirtingi rinkiniai. Skirtingų sluoksnių žmonėms. Kitaip tariant, yra peptidai Bentley, yra peptidai Žiguliai. Na, o jeigu žmogus vartoja peptidų Žiguliai, ar jie taip pat neturi šalutinio poveikio? Niekada. Peptidai tai maisto elementai. Mes suvalgiam gabaliuką mėsos ar gabaliuką žuvytės. Na, dabar pasninkas, tai to nevalgom. Na, tarkim, pupelės ar žirniai. Juosegi taip pat yra baltymo. Augalinė maiste yra baltymo. Na, štai suvalgom baltymą. Baltymas skrandyje 12 pirščia žanoje skyla į peptidus. Ir mūsų peptidai yra visuose maisto produktuose, bet labai mažoje koncentracijoje. Mes tiesiog padidinam koncentraciją tabletėje, kapsulėje, flakonėlyje. Koncentracija padidinta gal 1000 kartų. Organuose jie pas mus yra, todėl šalutinių poveikių ir alergijos net teoriškai negali būti. Vladimirai, tokiu būdu aš tiesiog pereinu į mūsų pokalbio pabaigą, prieinu išvados, kad medicina jau pasiruošus prailginti gyvenimą. Liko tik patiems žmonėms atkreipti į save dėmesį, visuomenėje šitą sustvarkyti taip pat. Reikalas tame, kad gyvybės kokybės pagerinime ir sveikatoje reikalingi 4 aspektai. Pirmas – bioritmo laikymasis. Anksti gulti, anksti kelt, ligos ir vargo nematyti. Antra – taisyklinga mityba.
Ką jūs vadinate taisyklinga mityba? Pirmoje eilėje tai nekenksminga mityba. Pavyzdžiui, padidintas riebalų kiekis, ne to pačio baltymo, saldumynų. Visa tai priveda prie greitesnio organizmo griovimo. Taigi, saikingas valgymas. Kaip taisyklė, tarp ilgamžių nėra storų žmonių. Subalansuota mityba. Tarp kitko, tokia mityba nėra brangi. Juk visi brangus produktai kenksmingi. Rūkyti gaminiai, ikrai, riebi žuvis, saldumynai, pyragėliai. Tai viskas kenksminga. Alkoholis, brangus ar nebrangus, neturi reikšmės. Toliau, geras vanduo. Tai labai svarbu. O pas mus blogas vanduo? Na, žinote, reikia ieškoti tyro vandens šaltinių. Yra gilūs, arteziniai šuliniai ir taip toliau. Aišku, butelių nepripirksi, reikia ieškoti. Toliau, fizinė kultūra. Štai į ląstelę kažkas įėjo ir turi kažkas išeiti. Tai yra metabolizmas. Tai įmanoma tik prie aktyvumo. Ne aukštų pasiekimų sportas, o fizinė kultūra, kasdieninė. Ir paskutinis tai taisyklingas medicininis aptarnavimas. Bet tai priklauso nuo žmogaus. Bet kuris iš mūsų gali ateiti, net jei tai mokama, suras kažkiek pinigų ir padaryti tai savo paties saugumui. Ir pats geriausias gydytojas taip pat žmogus savo. Todėl jokia poliklinika, jokia valstybė jūsų neišgelbės. Patys turit galvoti ir jaudintis dėl savo sveikatos. Juk kiekvienas pergyvena, kad kažką pavalgyti, kažką išgers. Lygiai taip pat reikia jaudintis dėl savo sveikatos. Beje, tas turi būti pirmoje eilėje. Taip, pirmoje eilėje. Ačiū Jums.